Sveiki visi, kviečiu Jūs į Indijos turą, kuris vadinasi Šventaisiais keliais į savo sielą. Tas turas dar aš jį esu pavadinimas Himalajų turas. Ir aš jį organizuoju jau ne pirmą kartą, jau daug kartų, taip pat yra organizuojami ir kiti turai, bet šį kartą norėjau būtent Himalajų turą Šventaisiais keliais į save, į savo sielą. Pirmas dalykas, kur mes nusileidžiam Delyje, atskridimas į Delyje ir iš Delio važiuojam į Rišikešą. Rišikešas tai yra jogų sostinė, ilga istorija, kas atvažiuos, aš ją papasakosiu. Tenais ir Ganga nusileidžia, yra Ganga arati vyksta, daug labai šventyklų yra aplinkui. Ir mes aplankom ne tik Rišikešą, bet ir aplink Rišikešą esančias vietas. Tai yra Nilakant, tai yra kur Šiva prarijo nuodus savo gerklėj, taip pat yra tenais vietų kriokliai, kriokliukai, Gangai pačiai įsimaudom, padarom pūdžias Gangai, tada yra Haridvaras, netoli yra Haridvaras, kadangi 25 km panašiai, mes aplankom į Haridvarą. Haridvarą vyksta pati didžiausia, viena iš didžiausių pūdžių, Gangos pūdžia, tai ugnies ceremonija tokia labai ypatinga, mes aplankysim ir Haridvarą, taip pat Haridvarę aplankysim vieną šventyklą, būtent Šivos žmonos Parvati šventyklą. Jisai nužudė vieną demoną ir tenais toks kalnas, ant to kalno yra pastatyta šventykla Durgos. Tai žodžiu, pirmas yra stotelė, yra Rišikešas, truputėlį atsipučiame Rišikešą, aplankom aplinkui vietas ir važiuojam, sekantis yra kelionė pakankamai tolima į giluminius kalnus, į giluminius Himalajų kalnus, į Gangotrį. Gangotris tai yra toks miestelis ir gražus miestelis, Ganga ošianti, nusileidžia iš kalnų, prateka. Gangotrio miestelį yra šventykla senovinė. Taip pat labai ypatingų vietų yra, kur jogai meditavo ir dabar yra uolos įvairiausios, Pandovo uola, toksai didžiulis uola tokia, kurie įlenda ir tenais yra netgi iki šiol gyvena babadžiai, kurie medituoja, jogą užsiminėja. Šiaip labai smagus miestelis aplankyti, tiesiog jie pabūti, Ganga ošia ir pati energija labai galinga. Visos šito turo energija yra įspūdinga, kaip ir Rišikešas yra jogų sostinė, galinga labai energija, Ganga prateka, tada važiuojame į Gangotrį ir iš Gangotrio toliau mes keliavam į Gomukas. Gomukas tai yra ta vieta, kur išteka pati Ganga, yra didžiulis kalnas, toksai ledo kalnas, galima taip pasakyti, ir iš jo pačios yra tokia uola ir iš jos išteka didžiulius rautų, išteka Ganga. Tai mes būtent keliavom į Gomuką, aišku, ta kelionė trunka 2 dienas, nes mes einam pieškom reikia pasivaikščioti apie 32 km, bet palengvuką, po truputėlį, reiškia, per 2 dienas mes praeinam 32 km ir tai yra įspūdingas trakas, reiškia. Aišku, toje vietoje nebeveikia nei internetas, nei telefonas, bet užtat labai ypatinga ramybė. Pabūnam, reiškia, su kalnais, su gamta, su savimi. Labai ypatingas ruožas būtent nukeliauti iki pačio Gomuko. Ir jėga, stiprybė, tai yra neapsakoma. Kas būtent nueina iki Gomuko ir grįžta, faktiškai grįžta visiškai kitas žmogus. Ir taip pat Gango įsimaudom, Ganga pati apvalo visas mūsų nuodėmes. Ir pati ta šventa vieta skaitosi. Labai ypatingai šventa vieta. Ir toje vietoje buvo išvaduoti ten 64 tūkstančiai vieno karaliaus sūnų, kurie buvo, reiškia, prakeikti. Tai dėl to Ganga ir nusileido į šitą žemę jo palaiminimo dėka. Taigi visas istorijas papasakosiu, kas dalyvaus mano ture, kai mes važiuojam, aš papasakosiu labai smulkiai apie daug dalykų, reiškia, pačiam Rišikešė, Nilkanta, šventyklos įvairiausias. Mano patirtis Indijoje yra apie 20 metų, aš gyvenu apie 20 metų, aišku, gyvenau kurį laiką pusę Europoje laiko, pusę Indijoje ir dabar, reiškia, paskutiniu metu vis labiau ir labiau lieku čia. Tai mano šita visa kultūra, jogos, meditacijos, visos dvasinės praktikos, visos vietos yra man labai puikiai pažįstamos, visa kultūra, kaip pažinėti, kaip keliauti. Ir daug turų aš esu pridaręs, tiek turų, tiek asmeniškai, tai patirties turiu nemažai to klausimų. Toliau, reiškia, iš Gangotrio mes aplankom Gangotrį, mes važiuojam į Badrinatką. Badrinatkas yra pakankamai didelis atstumas, bet vėlgi visas kelias, kurie mes važiuojam, tai yra terpentinais, kalnais, labai nuostabus vaizdai, gražus vaizdai, tiesiog pati kelionė jau yra, pats važiavimas yra malonumas, nes per langus pasižiūrim, sustojam,
įsivaizduoju, kad važiuojam ir ledynai tokie, kalnai, labai, įsivaizduoju, kad mes, tarkim, Gangotris yra apytikriai nuo 3 km aukščio iki 4, kai mes eisim, mes daisim iki 4. Tai kalnai, tarkim, 4 km aukščio mes randamės ir dar sekantis kalnai išnyra, kurie yra 5 km aukščio, 7 ir panašiai. Tai tie kalnai faktiškai aukštutiniai yra balti, kaip snieguotos viršūnės. Tai yra įspūdinga tokio grožio vaizdai, reiškia, supa. Jeigu mes važiuojam iš Gangotrio, tarkim, į Badrinatką, tai yra nemažas atstumas, apie 300 km, bet mes važiuojam kalnais, terpentinais, taip ramiai neskubėdami ir faktiškai kelionė trunka 2 paras, bet mes pusiaukeliai nakvojam, aplankom kitas dar, staptelim įvairiausiose vietose pakeliui ir tada yra Badrinatkas. Badrinatkas irgi labai palaiminga pašventinta vieta, pats pačio Višnu ir yra viena iš seniausių, reiškia, šventyklų tenais, būtent Badrinatke. Ir tokiu būdu ten supa kalnai, Vedos veduraštai, kas žino veduraštus skaito, jie buvo surašyti Viesadevos būtent Badrinatke, yra karštos versmės teka tiesiog iš kalnų, ar ne, ir tokie baseinai, kuriuose galima įsimaudyti, ir tai yra Jamaradžio palaiminimas, sako, kas įsimaudys būtent šituose vandenyse, tų mirtis bus lengva ir nesunki. Tai va, kas nori nesunkiai ir lengvai numirti, tai reiškia, įsimaudyti reikia Jamaradžio skunduose, reiškia, kurios yra Badrinatke. Ir netgi daug kas dėl to atvažiuoja tenais. Tai aplamai labai ypatinga vieta, Badrinatkas, ten yra Badri sodas. Jisai Satyajūgai buvo, visas sodas buvo matomas, bet po to, kai Satyajūga baigėsi, šitas sodas, jis tapo nematomas mūsų plikai akiai, tai yra dangiškas sodas. Jisai šventraščiai pasakoja, kad jisai yra ir iki šiol šitas sodas, tik yra nematomas mūsų akiai. Dėl to pati subtili energija, ta dvasinė energija, jinai jaučiasi iki šiol šitoje vietoje. Tai va, aplankysim Badrinatką, iš Badrinatko mes toliau grįžinėjom, reiškia, atgal į Rišikešą, grįžtant į Rišikešą aplankom Devprajagą. Devprajagas tai yra, kur Ganga įgauna savo vardą Ganga, tai yra Alakananda ir Bahira susitinka, reiškia, Gangos du intakai susitinka. Tai tokia labai ypatinga vieta ir viena būna tamsi, viena šviesi vieta ir toks įdomi sankirta ir ta vieta yra Devprajagas, labai ypatinga. Kas yra buvęs iš praeito turo, prisimenu iš dar praeito turo žmonės toje vietoje, tai kai kurie sako, kad tai buvo įspūdingiausia vieta, kur jie tokia vidinė pojūčio vieta. Tai tikrai iš tikrųjų tai vietoj pabūnant, apvalo sielą, vidų, širdį, nesusitinka, skaitosi tokia prema gaunasi, tokia meilė, kai susitinka pati Gangos du intakai, susitikimo jų vieta yra. Ir toje vietoje būtent gimsta tokia ypatinga energija, ypatinga emocija ir pabuvus tikrai tai jaučiasi. Taigi aplankom mes pakeliui, ten dar Babačis toks vienas gyvena, kuris atlieka meditacijas, mes jį aplankom. Mano kaip draugas, galima sakyti, aš pas irgi ten būdavo, nuvažiuoju, atsisėdu ir medituoju. Netgi vienas mano kolega, aš jį rekomendavau ir jis atvažiavo pas tą Babačį ir ten gyveno gal 2 savaitės, neatsimenu kiek. Tai Ganešas yra toks, Baba Ganešas, aplankysim ir Babačį, aplankysim miestelis gražus, pasivaiščiam, taip pat tenais yra Ramo šventykla. Šventyklų yra daug, visur šventyklas lankysim. Tas pagrindinės tokias, kurios yra mums svarbios ar gilios. Turi tokią istorinę reikšmę labai ypatingą ir ta dvasia pati juntama labai gili. Taigi, grįžtam tada į Rišikešą. Rišikešę dar pabūnam kelias dienas. Aišku, tose tarpuose vakarus praleidžiam, tarkim, bus gongų vakaras ar ne, suglam ir gongų vakarą turėsim. Turėsim įvairiausių žaidimų, tarkim, persirengsim indiškais rūbais, sariais, dvočiais, ar ne, kad pajust tą kultūrą. Ir taip pat turėsim tam tikrų pramogų vakarais, ar ne, kai turėsim laisvo laiko. Čia priklauso nuo mūsų komandos, kokie žmonės susirinks, kokia nuotaika. Mes žaidžiam ir lylas žaidimus, ir psichologiniai įvairiausi žaidimai, ir mantras kartuojam. Gongų vakarai būna. Kartais, kam jau labai blogai net laiko smegenys, tada padarau asmeniškai, reiškia, gongų terapija arba singing bowls terapija. Žodžiu, mes nenuobodžiavom, bet kuriuo atveju leidžiam laiką smagiai, maloniai, daug keliaujam, judam, nestojam vietoj, daug pasivaišymo, daug veiksmo, judesio. Tai yra tokia ir aktyvi kelionė ir pamatom labai daug dalykų. Taigi, mes nusileidžiam tada, reiškia, atgal į Rišikešą pabūnam porą dienų ir tuomet važiuojam į kitą štatą, reiškia, Jupi Pradešas, važiuojam į Pradžedhamą, vadinasi, va čia, kur dabar aš ir randuos, čia vienas iš kupulų, čia yra Kusum Sarovra priešais mane, ypatinga tokia kunda, gražu labai. Ir mes atvažiuojam į Pradžedhamą, tai pačią švenčiausią visatos vietą, būtent kur aplankoma
Govardaną, aplankom Vrindavaną, Jamuna teka, labai daugybė šventyklų. Įsivaizduokit, Vrindavane tai yra palaiminimas, kas būtent Vražadhamui bent vieną parą pabūna, skaitosi, kad reiškia meilė, prema ir išsivadavimas yra jam garantuotas. Tai vat vieną naktį užtenka čia pernakvoti. Tai ypatinga vieta, ypatingos kultūros vieta, tai galima pamatyti tokią gryną Indiją, ar ne, kaip viskas, ir kiaulės, ir karvės ganosi, ir kelia ant gatvės, ir šunys, ir beždžionių pilna, makakos įvairias laks, ar ne. Taip pat, reiškia, povai, labai ypatinga vieta iš tikrųjų. Bet čia mes atlankom tai vietoj ir Vrindavaną, ir Govardaną, aplankom Varšaną, Nandagramą, aplankom keletą tokių mažų miestelių, kaimelių. Tai yra labai šventos dvasingos vietos, kur šventieji, čia yra labai daug šventųjų ir jie čia faktiškai medituoja. Įsivaizduokit Vrindavanos miestelį, ar ne, kurį mes galim apeiti per 2 valandas, jo viduje yra 5000 šventyklų, kokia yra didžiulė galinga jėga. Taigi, ir aišku, ant pačio galo paliekam dar mes negi aplankom Taj Mahalas. Tai vat faktiškai šita kelionė yra 17 dienų, tai labai ypatinga kelionė, aplankom labai daug, nuvažiuom apie 2000 km ramiai. Aišku, mūsų kelionės, kai organizuoju, tai kad būtų jos kuo patogesnės, mes nevažinėjame jokiais vietiniais transportais, jokiais autobusais, jokiais traukiniais. Jūs tik atvažiuojat į oro uostą, pasitinka mano vairuotojas, jūs pasitinka, atveža tiesiai į Rišikešą ir iš karto tiesiai į viešbutį. Tai kelionės visą laiką vyksta pačiais geriausiais, bent jau įmanomais Indijoje, ar ne, automobiliais, kad būtų patogu, kad mes neišeikvotumėm savo energijos, kur nereikia, nes yra kai kada dideli kamščiai, laikas, komfortas, galbūt karšta, kad būtų komfortabilu, kad mes nepavartėm nuo tų kelionių. Tai aš organizuoju, kad būtų transportas maksimaliai, kad būtų komfortas. Viešbučius taip pat kiekvienas faktiškai gauna žmogus asmeniškai savo kambarį, nebent kai kuriais atvejais, kai mes važiuojame į Himalajų glūdumas, į gilumas aukštai, gali būti kartais tenais mes negalim surasti taip patogiai gerų viešbučių, tai mes galim kartais dviese kambarį, bet tai yra retas atvejis, daugelį atvejų mes turim kiekvienas po atskirą kambarį. Reiškia, viešbučius parenku irgi, kuriuos jau žinau, kad būtų jie tikrai geri, patogus, maksimaliai, kiek tai įmanoma, kad būtent transportas yra taksi, 7-vietės automobiliai arba būna kartais autobusiuką vieną tokį nedidelį išnuomoju. Viešbučiai, reiškia, maksimaliai įmanomai patogus. Maistas mes valgom restoranuose, taip pat aš žinau gerus restoranus, mes juose valgom. Aišku, kelionės kaina, kai yra kaina kelionės, tai yra viskas įskaičiuota, jūs tik tai atskrenat į Delį, mano vairuotojas pasitinka, viskas reiškia. Viskas įskaičiuota į kainą, taksi pasitinka, jūs apgyvendinam, visos važiuos, kelionės, visi bilietukai, kažkur entrans įėjimai, viskas yra apmokama. Reiškia, įeina į tą kainą. Aišku, žinodamas tą Indijos kultūrą, žinau mūsų, reiškia, tradicijas, tai nesinori pankiškai arba hipiškai organizuoti šitos kelionės, aš jūs aplamai taip neorganizuoju, tai maksimaliai stengiuosi sukurti tokį komfortą, nes ir tai tose kelionėse, kad mes galėtumėm patirti daugiau tos Indijos dvasios, nes kai žmogus dar važiuoja nepatogiai, dar miega nepatogiai kažkur, tai gaunasi jam apkarsa tą patį kelionę, tai norisi, reiškia, sukurti bent jau maksimalų komfortą mums, ar ne, kartu, ir kad mes galėtumėm patirti, išgyventi, pajausti maksimaliai į būtent Indijos tą dvasią, kultūrą, gauti dvasinę naudą. Aplankom keli štatus, ne vieną, kad tenais Himalajai, bet ir Himalajai. Ir Jupi Pradešas tai yra didelis atstumas, tarp šita vieta, kur dabar esu, tai čia yra, reiškia, Vražadhama ir Himalajai yra didžiulis skirtumas. Dėl to kviečiu į šitą kelionę, kuri tikrai jūs neprailsi, gausite ypatingų įspūdžių, patirsite. To galbūt ko gyvenime nesat patyrę, kas dar nesat buvę Indijai, tai yra visiškai kita kultūra. Tai yra ypatingos vietos, kurios iš tikrųjų praturtina mūsų dvasią, mūsų sielą, gaunam pamokas ir vyksta labai ypatingos reakcijos mūsų viduje. Kas grįžta iš Indijos po to, iš tokių kelionių, tai faktiškai jie nebepamiršta. Mes su jais bendraujam, kalbamės ar ne, galbūt kažkas prisijungia prie įvairiausių dvasinių praktikų, kažkas jogas pradėjo praktikuoti, kažkam širdis apsivalo, bet tai yra nepamirštama. Tai yra labai ypatingas toksai. Aišku, Indija jinai turi įvairiausių vietų, bet būtent tas vietas, kurias lankom, yra energetiškai labai stiprios, labai galingos ir tuo pat metu mes, kaip ir sakiau, ir dvasiškai praleidžiam laiką, ir dvasinėse vietose, tokiose labai stiprios energetiškai, tuo pat metu pabūnam, pajaučiam tą Indijos kultūrą ir visą kitą. Aišku, kaip ir sakiau, mes turim ir tokių pramogų įvairiausių, pabendraujam, pasikalbam ir įvairiausių atrakcijų sugalvojam vakarais. Čia jau priklauso nuo mūsų grupės, jeigu būsit nuotaikingi, tai mes prigalvosim daug įvairiausių žaidimų, pokštų ir kad mums, kaip sakant, šita kelionė būtų tikrai miela.
Ir paskutinis, kaip ir sakiau, tai dar aplankysim meilės, reiškia šitą mūsų simbolį, tai Tadž Mahalą. Tai čia bus jau paskutiniam dienom šitas įvykis ir tada jūs labai sėkmingai, gražiai išlydėsim atgal į Delį ir galėsit skristi, kur jums patogu ir kur jums patinka, nes iš čia kartais žmonės skrenda netgi ne į Lietuvą, o kartais į kokį Tailandą arba į Balį, nes čia yra labai netoli viskas šalia, arba netgi Maldyvai. Tai yra viskas šalia, kai kurie iš Indijos sugalvoja, kad skris netiesiai į Lietuvą, bet kažkur tai pakeliui į Lietuvą dar praskrenda aplanko aplinkui kokią nors vietelę, šalelę. Taigi, prisijunkit į šitą turą, tikrai nepasigailėsit ir laukiu jūsų, rašykit komentaruose, rašykit asmeninę žinutę, kaip jums patogu, kaip jūs išeina, susisiekit, faktiškai viską papasakau, bet yra dar toks bukletėlis, kurį galėsiu siųsti ir pristatyti. Tai šitas turas yra Himalajų turas, yra ir kiti turai, bet aš juos pristatysiu vėliau. Iki susimatymų.